Dažna yra problema santykiuose, kai žmonės vienas prie kito pripranta ir pamiršta, kad banalybė vienas dalykas veda į mirtį, į užgesusią tą šeimos židinį. Banalybė aplamai viską užmuša. Tai santykių yra problema kokia? Kai būname, tarkim, kai jauni, kas veda, išteka, būname jauni. Bet su metais, tarkim, kai mes patys fiziologija mūsų keičiasi, oda raukšlėjasi, raukšlės ateina ir neskubam į tos grožio procedūras įsitraukti viską į save. Ne, bet puošiame save pastoviai, pasitemdami. Ir santykiuose yra problema tai, kad su vyru arba žmona, kai gyvena daugelis, netgi tu būdamas vienas, tu nuleidi rankas atrodyti savo nepriekaištingai. Tarkim, neperdėtai, bet tiesiog nepriekaištingai, kad neapsikerpėtų tas fizinis kūnas, protas nestreikuotų, dušėje viskas būtų gerai. Tai santykiuose aplamai, bet kur tai yra, prieš tai tokį video dariau, kad gyvenimas man yra tai seksas ir aistra. Aš jį taip žiūriu, nes man be sekso ir aistros, tai banaliai eiti kažkur, tai nesantykiaujant, neprisiliečiant prie daikto, su aistra, netgi bet kas. Tai man tiesiog yra neįdomu. Tai seksas. Sau užduokite klausimą, ypatingai kas gyvenate partneriuose. Ar norėtumėt su savimi mylėtis? Taip, kaip atrodote dabar. Nuoširdžiai. Ir kai gausite tą nuoširdų atsakymą, pamatę veidrodyje, tada pagalvokite, jeigu jūs su savimi, jeigu būtų galimybė tokia, tarkim, mylėti su savimi ir dabar partneris ar partnerė, kaip jūs galvojate, į jumis žiūri, ar nori su jumis mylėtis? Ne dėl to, kad ten tik pasitenkinti, bet mylėtis būnant šalia tik tai. Mylėtis kalbomis, žodžiais. Diskutuojant, analizuojant, sprendžiant, tiesiog kaip per sekso prizmę. Pagalvokite apie tai. Nes be sekso aistros, užgesintomis tomis čakromis, ypatinga pirmąją čakrą, mes tampame tokie nutysę. Cacokai nutysę, peliukas nutysęs, gimda tenais, verkianti. Ir mūsų ta tokia vidinė būsena, jinai tokia yra, kažkas yra ne taip. O kas yra ne taip? Todėl, kad mes esame užgesinę visiškai, gyvulišką savo prigimtį ir savo seksualinę energiją. O jeigu mes žiūrėtumėm į tą sergančią visuomenę per sekso prizmę, su aistra ir tuo vidiniu tokiu žaidžiančiu vaiku, ir pagalvotumėt savo, užduotumėt klausimą, kaip man tą banalybę praskaidrinti. Žinoma, tik tai savo puikią būseną. O tą puikią būseną, ją reikia iš tikrųjų keisti čia, tą pasaulėžiūrą praverti. Taip, kad linkiu visiems būti nuoširdiems ir savo atsakykite į klausimą, ar jūs imtumėte save į žmonas arba į vyrus su dabartinė būsena. O jeigu ne, tai padarykite išvadas, kodėl ir keiskimės.